Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki atvykę į play-offus. Maždaug taip tarė Šarūnas Jasikevičius ir Stambulo Fenerbahče Kauno Žalgiriui pirmose atkrintamųjų rungtynėse. Bet tai tik vienos rungtynės ir yra pozityvių dalykų, kurių galima pasisemti iš šio pirmojo mačo, todėl nepanikuokime. Buvo aišku, kad lengva čia nebus. Fenerbahče ilgiausią laiką sezone buvo geriausia Eurolygos komanda, jos gynyba ir jos fiziškumas kyla į dar kitą lygį, būtent atkrintamosiose, tą mes ir pamatėme. O Žalgiris tikrai buvo toli nuo savo galimybių ribos. Taip, kad apie viską pakalbėsiu šiame video. Kas sekėsi, kas nesisekė. Pakalbėsiu ir apie statistinius dalykus, apie kuriuos jūs tikiu, kad kitur niekur neišgirsite, taip kad palaikinkit video, nepaisant pralaimėjimo, prenumeruokit kanalą ir ačiū jums labai, kad žiūrit. Žalgirio pradžia pirmajame kėlinyje nebuvo bloga. Ir pirmas dalykas, kuris labiausiai krito į akis, tai Žalgirio noras provokuoti Fenerbahčės vidutinius metimus, kurių jie ir taip atlieka labai daug. Kaip žinome, vidutinis metimas yra pats neefektyviausias metimas krepšinėje. Nebent žinoma yra atliekamas labai aukštų procentų. Todėl mes jau pirmoje Fenerbahčės atakoje pamatome Moses Wrightą, kuris prie Teileno Hortono Tuckerio 2-2 atsitraukinėja. Arnas Butkevičius privalo būti kuo arčiau, tačiau mes matome, kad Moses Wrightas gina krepšį ir su tokiais Hortono Tuckerio metimais Žalgiris tikrai gali gyventi. Po kelių minučių labai aukštas Hortono Tuckerio 2-2. Čia matome, kad Arnas jį siunčia į kairę ranką, jo silpnesnę pusę. Hortonas Tuckeris jį pasiema ant nugaros ir vėliau tiesiog, kaip buldozeris Moses Wrightą nugriauna, jokios pražangos teisėjai čia nemato ir tai yra 2 taškai. Dar viena labai panaši situacija po 2 minučių. Vėl itin aukštas 2-2, ko ne prie vidurio. Dėl to Tuckeris gali užsimesti Arną ant nugaros ir čia puikiai Krisas Silva stato Gortato užtvarą, taip atverdamas kelią Hortonui Tuckeriui iki pat galo. Apie Žalgirio provokavimą Fenerbahčę mesti iš vidutinio nuotolio kalbėjau tame video, kuriame pristačiau šią seriją, kaip ir kalbėjau apie tas Gortato užtvaras, kurią mes tik ir pamatėme. Bet žinoma, kad tu jų visą laiką neišvengsi. Tačiau jau kitoje atakoje Moses Wrightas parodo, kaip turėtų tai atrodyti. Vėl Hortonas Tuckeris daro visiškai identiškus dalykus. Pasiema įkaitų savo Arną Butkevičių, Krisas Silva ir vėl baudos aikštelėje Gortato užtvarą stato, bet pažiūrėkit, kaip gražiai Wrightas verpstės veiksmų čia išvengia tos Gortato užtvaros, priverčia Hortoną Tuckerį sustoti ir tai yra klaida. Gaila, kad tai nėra live ball klaida, po kurios Žalgiris gali bėgti į greitąjį puolimą, kadangi kaip ir kalbėjome apie tai, reikia kuo daugiau Žalgiriui greitų atakų, bet prie to dar prieisim. Tuo pačiu Fenerio planas puolime rungtynių pradžioje yra, aišku, suprantamas. Atakuoti Silvano Francisco kuo daugiau. Ir kadangi jis gynė Tariką Biberovičių, Šaras natūralu, kad jam skyrė nemažai derinių. Čia matome, kaip 4 numeris priima kamuolį ir Tarikas Biberovičius turi išbėginėti iš Penden užtvaros. Bet Silvanas Francisco puikiai čia užsiema poziciją, priverčia Biberovičių priimti kamuolį keli geri metrai nuo ten, kur jis norėtų tai padaryti, o Moses Wrightas yra užtvaros lygyje. Ir čia mesti po driblingo jis nesiryžta. Dėl gero Sisko darbo Feneris turi improvizuoti ir viskas baigėsi labai sunkiu metimu iš vidutinio nuotolio. Tas pats derinys už 3 minučių. Vėl Meli priima kamuolį, vėl Biberovičius išbėginėja, vėl Sisko prie jo. Tuomet Wrightas kyla labai laiku ir vietoje tam, kad neleistų metimo po driblingo, vėliau Žalgiris keičiasi prie Hortono Tuckerio 2-2, vėl ataka eina į paskutinės sekundės ir būtent tokio Žalgirio žaidimo gynyboje kuo daugiau ir norisi. Tokio Žalgirio, kuris yra susikoncentravęs, fokusuotas, žino ko tikėtis ir vėliau, kuris provokuoja Fenerį į labai nepatogias jiems situacijas. Būtent po tokių prastų metimų tu vėliau gali ir bėgti į greitas atakas. Tiesa, vienoje iš kitų atakų net taip gerai viskas pasisekė Silvanui Francisco. Čia Fenerio derinys, kuris prasideda aukštaūgio kamuolio priėmimu ant alkūnės. Po jo seka stegeris Tarikui Biberovičiui. Francisco čia bando kirsti tą antrąją užtvarą. Biberovičius puikiai nuskaito šią situaciją, atšoka ir susikuria savo laisvą metimą, kurį pataiko. Tas pats derinys jau antrojo kėlinio pradžioje. Ir čia, kai Francisco dengiasi veidų taip, man atrodo, kad Tariko Biberovičiaus kirtimas į baudos aikštelę ir kamuolio įmetimas iš po krepšio yra kaip ir vos negarantuotas. Tačiau Feneris puikiai nuskaito šią situaciją, kadangi Tubelis turi pasaugoti Biberovičių po krepšiu, Jantoninas yra visiškai laisvas ir nors jis nepataiko, jie atsikovoja kamuolį puolime. Gerai, tai mes visi puikiai žinome, kad Žalgirio vienas iš pagrindinių ginklų yra ispaniškas pick and rollas ir Šarūnas Jasikevičius
Butkevičius prieš jį pasirinko naudoti agresyvę hedge step-outo gynybą ir rizikuoti nuo to žmogaus, kuris stato nugarinę užtvarą. Ir tai sakyčiau, kad yra labai logiškas dalykas, kadangi labai dažnai Žalgiryje tą nugarinę užtvarą stato arba Tubelis, arba Arnas Butkevičius. Du žmonės, nuo kurių tu gali rizikuoti. Taip, jūs sakysit, kad jų procentai yra nuostabus, bet jie nėra, kad kiekvieną kartą gavę kamuolį atakuotų iš karto ir baustų dideliais procentais. Tai kaip ir nėra jų pirmas pasirinkimas, plus Fenerbahčė rotacijos yra super greitos. Pasižiūrėkit patys. Čia Žalgiris gana lėtai įeina į ispanišką pick and rollą ir matome, kaip Arnas puikiai užkabina Kemą Birčą. Problema Fenerio yra ta, kad Hortonas Takeris čia nenuskaito situacijos ir neperima Goso, kuris tiesiog nueina iki pat galo. Ir kitas reikalas tai aišku yra tas, kad Kemas Birčas turėtų sustabdyti Gosą toje situacijoje step-outo ir neleisti jam tiesiog taip eiti vos net tiesia linija iki pat galo. Ir čia jau tas step-outas yra atliekamas geriau, o Hortonas Takeris tiesiog saugo raitą ir vėliau grįžta po truputį prie Arno Butkevičiaus. Šis nesiryžta mesti, bando veržtis į baudos aikštelę, ten yra pagalba, Moses Raitas irgi nemeta, tiesa galiausiai Žalgiris išprovokuoja pražangą. Bet tai buvo puikus pavyzdys, kaip Šarūnas Jasikevičius nori stabdyti Žalgirio tuos ispaniškosius pick and rollus ir kur nori tiesiog rizikuoti, ką nori palikti ir ką nori atimti. Tai žinoma, nori atimti kūrybą iš gynėjų ir rizikuoja ties tais Žalgirio žmonėmis, kurie meta netiek ir daug, nepaisant to, kad tą daro gerais procentais. Pamatysime ir kitą riziką nuo Ąžuolo Tubelio, kurią Feneris naudoja tam, kad sustabdytų Silvano Francisco labai ankstyvose atakos fazėse. Po išsimetimų iš užgalinės linijos Žalgiris iš karto eina į ispanišką pick and rollą šone ir čia vėl step-outas prieš Silvaną Francisco. Tiesa, dabar jų pagalba buvo iš silpnosios pusės ir Sisko turi atakuoti tiesiog vienas prieš vieną ir suranda čia pražangą tarp dviejų žmonių. Dar vienas pavyzdys. Žalgirio ispaniškas pick and rollas, step-outas iš Fenerbahčio aukštaūgio ir vėl Hortonas Takeris atmušinėja raitą po krepšiu. Butkė nesiryžta atakuoti, nieko yra nesukuriama iš ispaniškojo pick and rollo ir čia Žalgiriui lieka vos 7 sekundės. Tai gerai, kad Žalgiris turi talentingą komandą. Moses Raitas atšoka po užtvaros, pagazdina, kad veršis ir pataiko iš toli. Ir atrodo, kad viskas gerai pradžioje. 14-9 startas, bet tuomet į aikštelę įžengia Žalgirio atsarginiai žaidėjai. Ir prasideda. Žalgirio pirmose 3 pozicijose žaidžia Modolo, Dovis Giedraitis ir Arnas Butkevičius. Ir turime tokią situaciją, kad šis trejetas visame Eurolygos sezone kartu buvo žaidęs vos 7 minutės arba 16 atakų. Ir dabar jam reikia pulti prieš Stambulo Fenerbahčės gynybą. Natūralu, kad toks mažas susižaidimas tikrai nepadeda ir Žalgiris krenta į duobę. Iš pradžių Modolo čia per anksti bando žaisti 2 prieš 2. Nieko nėra sukuriama iš 2 prieš 2 ir vėliau Feneris keičiasi. Moses Raitų įmesti kamuolio nepavyksta, nes pažiūrėkit, kaip Feneris gerai eina iš priekio. Niko Meli po to bando neleisti lengvai vokiečių priimti kamuolio, o kai vokiečių pavyksta tą padaryti, Hortonas Takeris perima vokietį, o Meli tiesiog išsikeičia ant artimiausio žmogaus. Vėlgi, neleidžia Feneris tų lengvų tritaškių mesti, pagalba yra viduje ir tai yra Žalgirio klaida. Va čia yra ta atkrintamųjų Fenerbahčė gynyba. Prieš ją norėdamas užpulti, tu turi būti idealus, tu turi statyti geras užtvaras, tu turi naudoti gerą timingą, tu turi turėti gerą spacingą. Fenerio gynyba tavęs prašo būti idealiu ir Žalgiris per dažnai šiose rungtynėse toks nebuvo. Kitoje to trejeto atakoje Žalgiris žaidžia 2 prieš 2 laisvame kampe, keičiasi Feneris ir Ąžuolas Tubelis čia užsidirba pražangą puolime, kadangi Baldvinas tiesiog pasiūlo per daug kontakto. Na ir galiausiai trečia ataka Žalgirio ispaniškasis pick and rollas kampe, bet Birutis čia vėluoja pastatyti tą užtvarą, kurios galiausiai kaip ir nėra, todėl Baldvinas lieka prie Modolo. Pokytis ir vėl nieko nesukuria, turi atiduoti kamuolį Slyvai. Jantunenas čia žino, ko tikėtis, labai sudėtingas ir gerai uždengtas Slyvos metimas ir plus Feneris užsitikrina kamuolį gynyboje. Tai šis trejetas kartu buvo žaidęs Eurolygoje tik 7 minutės prieš tai ir man atrodo, kad galbūt nereikėjo mesti jų visų 3 vienu metu į aikštelę. Minutė 41 sekundė be Goso ir be Sisko virto lygiai į 0 taškų ir į Fenerio spurto pradžią. Galiausiai Sisko grįžo į aikštelę ir tuomet Feneris vėl pradėjo jį atakuoti. Tik šį kartą per Bonzi Colsoną, kadangi prancūzas dabar jau stojo prie jo. Iš pradžių situacija su užtvaromis be kamulio ir Nano De Colo čia prameta, bet Bonzi Colsonas eina labai aktyviai kovoti dėl kamulio puolime, siūlo daug kontakto ir būtent užsidirba taip Feneris taškus. Kone kitoje atakoje mes vėl pamatome tą Fenerio derinį, kur viskas prasideda nuo aukštaūgio pagaunančio kamulį ant alkūnės. Čia kelios užtvaros Nano De Colo nesukuria nieko ir galiausiai Feneris tiesiog bando žaisti per Bonzi Colsono prieš Silvano Francisco žaidimą. Ir nors čia prancūzas viską padaro gerai, uždaro vidurį, Bonzi Colsonas pelno 2 taškus. Trečioje atakoje iš eilės ir vėl tas pats. Colsonas galiausiai atbėga
čia statyti tos užtvaros, priimti kamuolio, Sisko eina iš priekio ir dėl to Ulanovas iš silpnosios pusės turi eiti padėti, neleisti to aukšto perdavimo. Baldvino nuostabus aikštelės matymas čia sukuria De Colo laisvą metimą, tačiau šį kartą Feneris jį prameta. Matote, kaip Feneris atakuodamas Žalgirio taikinius gynyboje kuriasi gerus metimus. Na, o kaipgi Žalgiriui sekėsi atakuoti Fenerio taikinius? Va čia irgi yra labai nemažas momentas. Mika Jantoninas yra vienas iš tokių Žalgirio taikinių ir čia Žalgiris gauna išsikeitimą. Tačiau pažiūrėkite, kaip puikiai čia Suomis sustovi gynyboje, Moodolo pameta kamuolį ir Feneris dar prie viso šito nubėga ir pelno 2 taškus greitajame puolime. Po minutės vėl bandymas padaryti tą patį, vėl gaunamas išsikeitimas. Ir čia Gosas kažką pradeda rodyti, kažką Žalgiris lyg ir gal sugalvojęs buvo be pasiruošiant šitai serijai, bet išpildymas kažkoks netoks. Na okei, galiausiai yra įmetamas kamuolys Tubeliui, kuris ten gavo išsikeitimą prieš De Colo, bet jis kamuolį gauna likus vos 2 sekundėms ir galiausiai visa tai virsta į Žalgirio klaidą. Kaip ir minėjau, jeigu tu nori užpulti prieš Fenerį, net ir gavęs norimą išsikeitimą, tu turi viską daryti greitai, idealiai, nes kitaip jokių šansų. O čia trečias Žalgirio bandymas vėl užatakuoti Miką Jantoniną. Vėl gaunamas išsikeitimas, bet čia, Gosas 1-1 situacijose yra tikrai ne tas žmogus, kurį aš norėčiau matyti. Jantoninas čia puikiai jam uždaro dešinę ranką, Žalgirio ir išsidėstymas prastas šioje situacijoje ir gaunasi, kad čia Gosas tiesiog eina į 3 žmonių krūvą. Ką aš galbūt norėčiau matyti tokioje situacijoje Žalgirio antrose rungtynėse ir kokį adjustmentą čia gali padaryti Tomas Masiulis. Po gauto išsikeitimo, kodėlgi nenunešus handoffo Silvenui Francisco ir tuomet prancūzas galėtų būtent atakuoti eidamas iš greičio. Toks handoffo nunešimas į šoną yra vienas iš switcholo įveikimo būdų ir galbūt tai kažkiek išbalansuotų Miką Jantoniną šioje situacijoje. Tai galbūt ir pamatysim šiuos prisitaikymus kitose serijos rungtynėse. Gerai, dar vienas dalykas, ką Feneris tikrai darė pakankamai neblogai šiose rungtynėse, tai stabdė Žalgirio pusiau greitas atakas. Kaip ir minėjau, žalgiriečiams reikia kuo daugiau taškų, kuo anksčiau. Tu nenori prieš Fenerį žaisti pozicinėme krepšinyje. Ir Silvenas Francisco yra vienas greičiausių žaidėjų. Todėl sustabdyti jį tokiose situacijose buvo Fenerio prioritetas. Kaip jie tai padarė? Čia nėra greita ataka, bet ji svarbi bendram kontekstui. Matome dvigubą užtvarą Silvenui Francisco ir Wade'as Baldvinas eina per apačią ties pirmąją. Tiesa, po to labai Sisko gerai pakeičia kryptį, apeina Baldviną ir čia pelno 2 taškus su pražanga. Čia mes pamatome tą įspūdingą Hortono Takerio dėjimą, bet net ir po praleistų taškų Žalgiris bando skubėti. Tiesa, pasižiūrėkite, kaip prie ankstyvios užtvaros eina į pagalbą Mika Jantoninas nuo ąžuolo Tubelio. Tiesiog yra provokuojamas tas perdavimas Tubeliui, žinant, kad greičiausiai Tubelis tokioje situacijoje net nemes į krepšį, o tiesiog siūs kamuolį į šoną ir žais papildomą 2-2. Na, o net jeigu išmes tokį ankstyvą tritaškį ir jį pataikys, tai manau, kad Fenerbahčė tikrai vieną tokį paims per rungtynes. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kai Sisko nusimeta kamuolį, būtent taip ir atsitinka. O derinio pratęsimą Feneris irgi puikiai žino. Žino, kad kai Sisko žais 2-2, čia Tubelis bandys prašyti kamuolio baudos aikštelėje, todėl Hortonas Takeris eina iš priekio ir viską tenka spręsti 1-1 Silvenui Francisco šioje situacijoje. Čia vėl yra Fenerbahčės taškai ir vėl Žalgiris greitai išsimeta kamuolį. Prie pirmo pick and rollo ir vėl pasižiūrėkite, kaip Mika Jantoninas laukia tiesiog Francisco prasiveržimų ant baudos linijos. Tubelis į krepšį net nežiūri ir vėl. Fenerio tikslas sustabdyti Sisko prie to ankstyvo 2-2 yra pasiektas. Žodžiu, visi atrodo pasiruošę, tiek Žalgiris, tiek Fenerbahčė, bet vienas žmogus vėl išėjo į aikštelę nepasiruošęs. Ir aš kalbu apie Igną Brazdeikį. Kai aš pamačiau Fenerbahčės derinį po minutės pertraukėlės antrojo kėlinio pradžioje ir pamačiau, kas įmetė, aš pagalvojau, kaip yra įmanoma pasimauti ant to paties derinio. Tas pats treneris žaidžia būtent per tavo silpnybę gynyboje ir tą daro sėkmingai net ir 3 metai prieš ir dabar. Čia jūs matote Fenerbahčę derinį po minutės pertraukėlės, kurio metu Ignas Brazdeikis užmiega silpnoje pusėje, nepamato Tariko Biberovičiaus kilimo į viršų pradžios ir būtent dėl to, kad jis vėluoja milisekundę, Biberovičius gali čia išmesti tritaškį ir čia šiek tiek pasiseka, bet jis pataiko, o svarbiausia tiesiog, kad išmetė laisvas. Ir aš iš karto prisiminiau situaciją iš serijos Žalgirio su Barcelona, kuomet Barcelona dar treniravo Šarūnas Jasikevičius. Derinio pradžia tiesiog buvo kitokia, bet realiai visa esmė yra ta pati.
2-2 vienoje pusėje, silpnoje pusėje pin down užtvara be kamulio metikui. Ten buvo Alejandro Abrinesas, prie jo užmigo Ignas Brazdeikis ir ten Barcelona taip pat išsimetė laisvą metimą. Ir aš žiūriu, aš galvoju ir man tiesiog, kaip atrodo neįmanoma, kad tu gali nežinot, ko tikėtis. Aš net nebejoju, kad visas trenerių štabas irgi tą pabrėžė prieš rungtynes. Tiesiog nesuprantama, kad laimėti prieš Fenerį tu turi būti idealus, arti idealumo ir tokių dalykų, tikrai negali būti. Gerai, nesvarbu, pereikim prie kito dalyko. Kiekviena playoffų serija NBA ar Eurolygoje man tik dar primena apie vieną dalyką. Kokio svarbumo yra kūryba su kamuoliu tokiose serijose, kur kontaktas, fiziškumas, switch all gynybos ar agresyvios gynybos dominuoja. Ir pirmose rungtynėse Feneris tiesiog to turėjo daugiau, ypač antrame kėlinyje, ypač nuo suoliuko. Modolo nesužaidė, niekas praktiškai nuo Žalgirio suoliuko nesužaidė, o Fenerio gretose Baldvinas, Hortonas Tuckeris, Biberovičius, tikrai daug žmonių prisidėjo, Nando De Colo. Čia pavyzdžiui, Fenerio derinys nieko nesukuria, bet galiausiai tiesiog Tarikas Biberovičius pataiko neįtikėtiną metimą po driblingo iš toli ir Feneris jau turi 9 taškų pranašumą. Čia vėlgi, iš 2 užtvarų iš pirminės idėjos Feneris nieko nesukuria, bet galiausiai vėl Laurinas Birutis taiko pasyvesnę gynybą, Vaidas Baldvinas įeina į savo mėgstamą vidutinį metimą ir vėl pataiko po driblingo. Tuo tarpu, kitoje pusėje Modolo čia net ir apgavęs varžovą, tuo savo firminiu judesiu atšokęs ant tritaškio, kažkodėl neturi drąsos mesti to savo metimo. Po to Nigeliui Williamsui Gosui reikia žaisti ISO situacijoje, kur tikrai jis nėra labai efektyvus, mesti daug sudėtingesnį ir savo nepatogesnį metimą. Tai antrose rungtynėse ir visoje serijoje reiktų tikrai daugiau drąsos ir didesnio atsarginių žaidėjų indėlio Žalgiriui. Kadangi ir aš dabar jau pereinu prie vieno iš gerų dalykų, Žalgirio starto penketas per 27 atakas aikštelėje surinko 15 taškų daugiau negu Fenerbahčė tuo metu, kai žaidė. Gosas, Sisko, Butkevičius, Tubelis ir Raitas 42-27 outscorino Fenerbahčę. Tai yra geras dalykas. Žalgirio starto penketas eina labai į žiaurų pliusą. Bet problema yra tame, kad Žalgirio suolas buvo absoliučiai neegzistuojantis pirmajame mače. Puiki to iliustracija yra Žalgirio pasirodymas be Silveno Francisco. Per 15 atakų šiose rungtynėse Žalgiris be Silveno Francisco surinko vos 8 taškus. Tai yra neįtikėtinai tragiškai prastas puolimo reitingas ir per tas pačias 15 atakų gynyboje jie leido Feneriui surinkti 20. Tai nei puolimas be Sisko veikė, nei gynyba ėjo į viršų. Bet tas antrasis kėlinys dar nebuvo pasibaigęs ir Niko Meli žaidimas 5 pozicijoje, apie ką mes irgi kalbėjome ketvirtfinalio preview, dar labiau pagilino Žalgirio duobę. Čia Fenerio derinys su nugarinė užtvara ir dėl to, kad Niko Meli atšokinėja ant tritaškio, Dustinas Lyva čia nenori atmušti po krepšiu kertančio žmogaus. Baudos aikštelėje nieko nėra, ateina pagalba iš silpnosios pusės, laisvas yra paliekamas Tarikas Biberovičius ir jis šeria dar vieną tritaškį. Vienoje iš kitų atakų Fenerbahčės jau dabar ispaniškasis pick and rollas. Ir čia įvyksta kažkoks nesusikalbėjimas Žalgirio gretose, nesu tikras dėl ko, bet Veidas Baldvinas lieka visiškai laisvas ir dabar jau jis pataiko tritaškį. O gynybas su juo pralaužti Žalgiriui irgi buvo sunku. Čia Dustinas Lyva nori statyti netikrą užtvarą, bet Niko Meli yra pakankamai fiziškas. Prie antrosios tokios Feneris jau keičiasi ir net jeigu Veidas Baldvinas čia nesusikalbėtų, pasižiūrėkite, kaip De Colo sumaniai čia eina jo pasaugoti. Sisko jau vos nebuvo paleidęs ten perdavimo ir vos nepraradęs kamulio. Kurį laiką 2 Fenerio žaidėjai dengia Žalgirio 3, bet turkai puikiai rotuoja ir Modulo nepamato ekstra perdavimo iš karto į kampą, todėl tenka ir vėl jam žaisti 1-1 ir vėl jis tą daro nesėkmingai. O po minutės pertraukėlės Šaras ir vėl įrodo, kodėl jis yra geriausias Europos treneris. Paprasčiausiai jis žino, ką Žalgiris darys ir pagal tai nubraižo derinį, kuris idealiai suveikia. Aišku, ir dėl to, kad žaidėjai jį puikiai išpildo. Jis žino, kad Žalgiris čia keisis, todėl Baldvinas net nežaidžia iki galo 2-2, siunčia kamuolį Hortonui Tuckeriui, kuris realiai pradeda bėgti dar net nesugavęs kamuolį iki galo. Meli po išsikeitimo realiai nieko nedaro, o tiesiog blokuoja Dovį Giedraitį tam, kad šis netrukdytų Hortono Tuckerio prasiveržimui. 2 žmonės nueina ant gynėjo, šis numeta kamuolį, išprovokuota pražanga. Gerai, tai Žalgiris krito į 18 taškų duobę, bet kaip ir minėjau, nereikia panikuoti. Buvo ir gerų dalykų. Ir vienas iš tų gerų dalykų, ką jau minėjau,
minėjau, buvo Žalgirio starto penketas, kuris realiai žaidė puikiai. Tiek pirmojo kėlinio pradžioje, tiek trečiojo kėlinio pradžioje, tiek ir kitose vietose, kur buvo trumpus periodus kartu. Čia vėl po Fenerbahčės taškų Žalgiris bėga į tokį pusiau greitą puolimą. Ir kas iš to gaunasi? Gaunasi improvizacija, bet ne visiškai pozicinė ataka ir Moses Wrightas gali žaisti 1-1 be didelių pagalbų, kol Feneris dar nesustojo į jas. Toliau, kitoje situacijoje matome, kad prieš Silveno Francisco yra taikoma step-outo gynyba. Puikus perdavimas į trumpą nusileidimą ir Moses Wrightas vėl susitvarko čia šioje situacijoje labai tvarkingai. Kitoje atakoje čia Stegeris, po kurio Silvenas Francisco gauna 2 užtvaras ir po išsikeitimo gauna Biberovičių priešais save. Tai yra parankus varžovas jam ir jis jį tiesiog apeina nuo užtvaros greičiu, sukuria progą Tubeliui ir iš viso Fenerio pranašumo lieka tik -10. Plus, Niko Meli tuomet nėra aikštelėje, todėl Žalgiris bando toliau kilti į šturmą. Tuomet kelis kartus Žalgiris pademonstruoja labai gerą visko susikeitimo gynybą, kas leidžia Žalgiriui bėgti į greitas atakas ir rinktis lengvus taškus. To reikia tikėtis, kad mes matysime tik daugiau ir daugiau. Antroje pusėje Žalgiris pagal greitus taškus laimėjo 9-0, kas yra labai pozityvus ženklas. Tiesa, Feneris šiose rungtynėse klydo beprotiškai mažai, vos 9 kartus. Ir kaip ir minėjau, dalis tų klaidų buvo tiesiog pražangos puolime, išmesti kamuoliai į užribius, kas neleido Žalgiriui bėgti į greitas atakas ir rinktis tos lengvus taškus. Pavyzdžiui, kai nebuvo Niko Meli antrame reguliaraus sezono mače, Žalgiris pelnė net 22 taškus po 12 Fenerbahčės klaidų. Ir tai, kad Feneris klydo tiek mažai, sumažino Žalgirio šansus šiose rungtynėse. Rekomenduoju stebėti, žiūrint kitas serijos rungtynes, kiek klysta Feneris ir kiek Žalgiris pelno taškų greitose atakose. Jeigu šis rodiklis kils į viršų, manau, kad ir Žalgirio šansai pasiimti pergalės kils į viršų. O čia dar vienas pavyzdys, kaip pusiau greitose atakose Žalgiriui apsimoka atakuoti. Tubelis gauna kamuolį prieš Miką Jantuneną likus 18 sekundžių dar iki atakos pabaigos. Ne ataka prasideda ar derinys likus 18 sekundžių, jis jau gauna kamuolį prie baudos aikštelės likus 18 sekundžių. Fenerio gynyba iki galo yra nesustojusi ir Tubelis pataiko, lieka tik -6 taškai tose rungtynėse. Bet kaip ir minėjau, grįžti iš -18 žaidžiant prieš Eurolygos čempionus išvykoje yra sunku. Tu turi būti idealus, tu turi praktiškai neklysti. Ir to Žalgiriui nepavyko padaryti iki galo antroje mačo pusėje. Iš pradžių čia yra kažkoks nesusikalbėjimas prie double drag 2 užtvarų, Tarikas Biberovičius stato pirmąją ir tarp Goso ir Sisko įvyksta šiokia tokia miskomunikacija, greitas čia perdavimas puikiai Fenerbahčė skaito situaciją. Vos po geros minutės čia Feneris žaidžia nugarą į krepšį ir Niko Meli čia sulaukia dvigubos gynybos, bet Žalgiris palieka mini tarpą dvigubindamas jį. Italas demonstruoja puikų kojų darbą ir pelno 2 lengvus taškus. Dar kitoje atakoje Feneris demonstruoja gerą greitį, įeidamas čia į šitas situacijas ir Nando De Colo po handoffo žaidžia 2-2 greičiu, įveikia Moses Wrightą ir pelno lengvus taškus. Negali, tiesiog negali leisti taip lengvai Feneriui pelnyti taškus, ypač kai turkai tau neleidžia taip lengvai to daryti. Plus puolime ir vėl atkarpa be Silveno Francisco ir vėl labai sunkiai klijuojasi Žalgirio žaidimas. Kaip ir minėjau, be Sisko šiose rungtynėse per 15 atakų Žalgiris surinko tik 8 taškus ir praleido 20 ir čia vėlgi buvo atkarpa be jo. Matėme bandymus žaisti per Ulanovą prieš Brandoną Bostoną, bet Feneris yra labai fiziškas, Feneris eina iš priekio, high-low situacijose nieko, Žalgiris suklysta. Dar kitame klipe bandoma yra žaisti per Tubelį, bet Hortonas Tuckeris dabar jau eina iš priekio ir vėl yra Žalgirio klaida. Matome, kad tas vaizdelis, kuris buvo antrose reguliaraus sezono rungtynėse, kaip ir minėjau, Feneris pakelia savo gynybą per playoffus į kitą lygį ir Žalgiris per priekinę liniją netaip ir išnaudoja lengvai tos savo pranašumus. Bet tuos pranašumus galima bandyti išnaudoti tikrai geriau. Man šios rungtynės buvo tiesiog kaip toks sveiki atvykę į playoffus Kauno Žalgirį rungtynės. Kito lygio fiziškumas, patirtis, žinojimas kaip daryti mažus dalykus ir tiesiog bendras komandos žaidimo pakelimas į kitą lygį. Ar Žalgiris galės atsakyti? Aš manau, kad tikrai gali žaisti geriau. Ir tikrai manau, kad nekris į tokią 18 taškų duobę, kaip buvo šiose rungtynėse. O tuomet jau kai su Feneriu nueini ten į rungtynes apylygiai į jų galą, viską lemia detalės. Toks ir turėtų būti Žalgirio planas antroms rungtynėms. Taip kad pozityvių dalykų tikrai yra. Starto penketas, kuris žaidžia gerai, Žalgirio bandymai greitinti puolimą irgi pakankamai veikia, plus nemažas rezervas yra ir tragiškai mesti tritaškiai metimai. Nesakau, kad Žalgiris susikūrė labai daug gerų metimų, ką mes matėme reguliariame sezone. Tikrai ne, Fenerio gynyba to neleidžia, bet pataikyti keliais daugiau, manau, kad tikrai
yra įmanoma. Taip kad, manau, panikuoti neverta. Feneris tiesiog parodė, kas yra čempionai, ką reiškia iš tikrųjų Eurolygos atkrintamosios pakankamai naujai ir žaliai komandai. Ir dabar jau metas Žalgiriui prisitaikyti ir atsakyti antrose rungtynėse. Lauksiu jūsų pamąstymų komentaruose. Jeigu patiko ši analizė, nepamirškite kaip visada paspausti like, prenumeruokite kanalą, jeigu dar to nesate padarę. Ačiū labai, kad žiūrit. Mes su jumis susitiksim jau labai greitai už 2 dienų. Tikėkime, kad po pergalės. Iki. Kazino Admiral lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.